Labą dieną visiems, kurie mane klauso. Šiandien aš jums trumpai papasakosiu, pristatysiu BIPEXTRA verslo algoritmą. Ir taip, kas yra BIPEXTRA? BIPEXTRA yra tarptautinė lojalumo programa skirta vartotojams ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir taip, pažiūrim verslo schemą ir principą. Mes turim vartotoją. Vartotoją, tai aš, jūs, mes visi. Mes esame vartotojai, kurie kiekvieną dieną vaikšto į parduotuvės, ten mes leidžiam pinigus. Ir tai ne tik tai dideli prekybos centrai, bet tai ir smulkus ir vidutinis verslas. Ten mes irgi nunešam dalį savo pajamų. Ir taip, smulkiam ir vidutiniam verslui visam pasauliui siūloma šitą programą. Jos tikslas – pagerinti smulkaus ir vidutinio verslą, patį verslą, padidinti jų pardavimus, kad jie galėtų turėti priėjimą prie didesnės klientų bazės, kad jie galėtų reklamuotis, reklamuotis už dyką, už tai, kad jie, kai bus atlikti pirkimai, sumokės tam tikrus komisinius. Kokia schema? Mes žiūrime. Ir taip, mūsų vartotojas ateina į parduotuvę pas smulkų ir vidutinį verslą, perka tai, ką jam reikia, identifikuoja save su kortelė, o smulkus ir vidutinis verslas turi sąsają su BIPEXTRA. BIPEXTRA. BIPEXTRA tai internetinė kompanija, cloud technologijos bazė. Kas tai yra cloud? Tai yra debesis. Tarp šitų dviejų ūkinių subjektų yra ryšys. Ryšys tam, kad būtų matomi atsiskaitimai, kiek žmogus išleido pinigų. Ir taip, žmogus sumokėjo 100% ir jisai žino, kad pagal cashback schemą jisai gaus tam tikrą nuolaidą, kažkokį procentą. Šitą procentą plus 2,75 nuo parduotos prekės vertės prekybininkas perveda BIPEXTRA pagal susitarimą, jų kontraktą. Ir taip, šitas procentas iš karto ateina pas vartotoją ir jisai gali šitos pinigus jau iš karto išnaudoti. Taip, tai yra virtualūs pinigai pas kitus prekybininkus arba internete www, arba nuvažiuoti į kitas šalis, ten irgi nusipirkti, pavyzdžiui, į Latviją. Ir tai, ką gauna mūsų vartotojas. Jisai gauna patogų įrankį, iš savo piniginės išmeta daug plastiko, turi vieną kortelę arba appsą ir daug kur gauna naudų. Ja? Viskas patogu, viskas vietoje ir taip toliau. Kokia nauda smulkiam ir vidutiniam verslui? Naudų yra keletą. Mes jas visas pažiūrėsim, bet pradėsim nuo to, kodėl smulkus ir vidutinis verslas mažas ir tai dažnai jam būna sudėtinga konkuruoti su didėsiais. Kodėl? Dėl kelių priežasčių. Viena iš jų, kad smulkus ir vidutinis verslas dėja dažniausiai neturi rinkodaros arba marketingo. Kodėl neturi? Tiesiog, kadangi tam, kad naudot ir sukurt rinkodarinius arba marketingo instrumentus, reikia lėšų, pinigai. Laisvų pinigų, kad juos tenai investuot, tada tas investavimas duoda rezultatą veikiančias lojalumo programas, kurios padaro taip, kad šitie vartotojai dažniau ateina. Pažiūrėkit, ką daro didėjai. Visi didėjai žaidėjai jau senai naudoja ir dirba su savo lojalumo programom arba jas sujungia tarp kelių didžiųjų. Ir mes tuo naudojamės. Naudojamės tuo, kad ateit pas juos, pas didžiuosius, bet ne pas smulkius. Ir ypač ne su tarptautinė bendruomenė. O čia yra pliusas. Pliusas, kurį gali gauti ir kurį išnaudoja smulkus ir vidutinis verslas, bendradarbiaujant su BIPEXTRA. Ir taip, smulkus ir vidutinis verslas atlieka vienkartinę, noriu pabrėžti, vienkartinę integraciją apskaitos. Šitą integraciją kainuoja, jeigu tai yra EPOS, tai yra elektroninė integracija arba kasos programos arba kompiuterio, tai kainuoja $250 vienkartinis mokestis. Jeigu yra planšetukas,
Tai pigiausias kainuoja $230. Kainos yra tinklalapį, galite nueiti pažiūrėti. Beep Market, viskas ten yra. Ir taip, mūsų smulkus ir vidutinis verslas įsigijo apskaitą tam, kad galėtų perduoti informaciją ir prasidėtų pinigų cirkuliacija. Ką dar gauna mūsų smulkus ir vidutinis verslas? Smulkus ir vidutinis verslas gauna reklamą. Taip, reklamą ir marketinginį įrankį, kurio pagalba per kortelės mūsų vartotojai žino, kad čia yra nuolaidos ir jie ten dažniau ateina. Taip, dažniau ateina, kadangi žino, kad ten nuolaidos. Tai yra pirmas pliusas – nuolaidos. Antras pliusas – visi mūsų vartotojai turi vidinių pinigų. Taip, cashback, kurį jie gali išnaudoti tik tai pas Bipextra partnerius. Tai ką? Kas išeina? Išeina, kad vartotojas turi kažkiek tai pinigų ir gali čia išleisti. Tai daro prielaidą, kad daugiau žmonių, daugiau pinigų išleis pas partnerius. Ir taip pinigai. Tokie pliusai. Bet yra dar pliusas, kuris yra toks didžiulis, pats didžiausias. Koks tai yra pliusas? O pliusas yra tame, kad šita sistema sudaro sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui dar turėti papildomas pajamas. Kokias? O, žiūrėkime. Sistema duoda smulkiam ir vidutiniam verslui tam tikrą kiekį kortelių, kurias smulkus ir vidutinis verslas dalina kaip savas. Standartinė siunta yra 250. Jeigu nori, gali būti daugiau, kortelės gali būti, jeigu daugiau kaip 5000 užsako, gali būti ir su įmonės logotipais, simbolika ir taip toliau, bet įmam tą mažą variantą. 250 kortelių gavom, jų kaina įeina į pristatymo kainą ir taip toliau, ir išdalino savo klientams. Šitie klientai eina apsipirkinėję ir dalis pinigų iš šitų, kurie ateina čia, iš šito srauto atkeliaus smulkiam ir vidutiniam verslui. Jūs paklausit kiek? Aš jums pasakysiu. Nuo viso piniginio srauto, kurį sugeneruoja mūsų vartotojai, 0,33% atkeliauja smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip, patiek, atrodo nedaug, bet kokia yra statistika? Pažiūrim, kad mes galėtume įsivaizduoti, apie ką mes šnekam. Taip, įsivaizduoti ir pamatyti skaičius. Ir taip, smulkus ir vidutinis verslas. Kokia yra statistika? Mikro įmonės turi apie 1000 klientų. Įmonės, kurios šiek tiek didesnės, nuo 2000 iki 7. Tai yra maždaug tiek klientų, kurie per juos praeina per metus, taip unikalių klientų. Dalis iš jų kartojasi, bet taip yra. Ir taip mes turim klientų bazę, tam, kad galėtume skaičiuoti. Kokie skaičiai eina toliau? O toliau mes žinom, kiek Lietuvoje mūsų Lietuvos vartotojas išleidžia smulkiam vidutiniam versle. Tai maždaug 300-250 litų. Taip, kol kas litais, kadangi litai yra mūsų valiuta. Dauginam iš 0,33, tai čia galima sakyti 1 litas. O čia bus 60, dar, maždaug 80 centų. Ir taip, dabar gerbėmiai skaičiuokite. 1000 iš vieno yra 1000. 1000 iš 3 tai yra 3000. Arba jeigu mažiau bus 2,4. Kas tai yra? Tai yra papildomas pajamos. Taip. Papildomos pajamos į mėnesį, kurias gauna smulkus ir vidutinis verslas už tai, kad jisai padarė didelį darbą. Jisai prisijungė prie šitos lojalumo programos ir pasiūlė savo vartotojams ją naudotis. Ir pas juos, ir pas kitus. Ir čia yra unikalu. Unikalu dėl to, kad mūsų žmonės, o jie dabar migruoja ir jie visada nori turėti nuolaidas. Ir labai būna nepatogu ir didelis diskomfortas. Ateini į parduotuvę, galvoja, galiu gauti nuolaidą, o jinai tik tai lojalumo programos dalyviams. Negavau. Čia jisai gaus. Jisai gaus, kadangi jisai turės kortelę. Iš kur?
Kortelės turės iš smulkaus ir vidutinio verslo ir iš aktyvistų, tų žmonių, kurie padės smulkiam ir vidutiniam verslui geriau prasisukti. Ir taip veikia šitas mechanizmas. Jisai atėjo į Lietuvą, į Baltijos šalis, į Europos šalis, į visą pasaulį. Ir čia tik tai pradžia. Pradžia, kuri naudinga smulkiam ir vidutiniam verslui ir aktyvistams. Aktyvistams tiems, kurie padės smulkiam ir vidutiniam verslui pradėti šitą verslą. Ir jūs, gerbiamasis, galit tą progą pasinaudoti. Pasiūlyti draugams arba prisidėti pačiam. Kaip? Papasakosiu kitą kartą. Ir taip iki.